Nostra LT. Regionų krepšinio lyga. Kelyje. Taip, kaip ir žadėjom, sugrįžtame į eterį ir čia, kaip ir įprastai, turime Nostra regionų krepšinio lygos laidą ir žiauriai smagu, kad šiandieną naujųjų metų 5 dieną studijoje turime regionų krepšinio lygos prezidentą Vidą Butkų. Vidai, laba diena. Labą dieną. Su naujais visų pirma. Taip, ačiū. Ir radio stotį su naujais ir svarbiausia visą Nostra LT regionų krepšinio lygos bendruomenę. Sveikinu su naujais metais. Žinoma, visiems labai noriu padėkoti už pereitų metų bendrystę. Didelis dėkui visiems mūsų partneriam, klubų vadovam, treneriam, žaidėjam, visiems pagalbininkams. Ir labai noriu visiems palinkėti pirmiausia sveikatos, stiprybės, gražių gyvenimo akimirkų. Svarbiausia, kad jums visiems sektųsi tiek gyvenime, tiek asmeniniam, tiek ir sportinėme. Puikus palinkėjimai. Vidai, aš jums tokį iš karto žmogišką klausimą noriu užduoti. Kiek tenka ar išgirsti šiaip iš žmonių ar panašiai? Kaip sutikot naujus? Ar ramiai, ar šventėt? O, matau, kad turit ką papasakoti. Ne, čia tiesiog apie mane. Apie jūs, aišku, apie jūs. Na, žinot, nauji kaip nauji, didžiausia šventė būna šeimos kalėdos, bet naujus taip sutikom su draugais. Planuota buvo galbūt net ir kubilę, bet dėja, antrą dieną tik nuėjome į pirtį. Tai galima sakyti smagiai, su šokiais, su muzika, tai buvo linksma. Pagaliau, nes ko tik tais kitų nepaklausė, ramiai, aš pats ramiai namuose, visi ramiai namuose, tai pagaliau kažkas normaliai pašventė. Tai labai gražiai pradėjot ir su padėkom ir apie tuos 25-uosius, kadangi, kaip ir minėjau, turim tą 5 naujų metų dieną, galvoju vis tiek atvykote į studiją, tai galim pasidžiaugti tais 25 metais, nes dar atsimenu, kad ir Remigijų Kuodį turėjom irgi pasakojo, kaip auga lyga. Jeigu taip darytumėm apibendrinimą, papasakokit, kokie buvo 25 metai Nostra LT regionų krepšinio lygai. Kur paaugot, kur dėjo didžiausią žingsnį, kur galbūt tikrai, kad didžiuojatės tam tikrais nuveiktais darbais. Na, tai ačiū, tai labai platus klausimas, dėl to, kad jį galima suskirstyti turbūt dviem aspektais - bendra lygos apžvalga ir tiesiog galbūt labiau tokia strateginė kryptim. Tai galėčiau pasakyti taip, kad pradėsiu galbūt nuo strateginės, kad tikrai didžiuojuosi ir džiaugiuosi būtent visos mūsų lygos pasiekimais, kadangi mes tokie bandom daryti pagal tam tikrą raidę, kad viską darome bendrų sutarimų, kurį priemame strateginių sesijų metu. Tai kaip ir prieš tai buvusios strateginės sesijos metu mes buvom įsikėlę daug uždavinių ir juos pasiekėme, tai lygiai taip pat ir pereitais metais buvo iškelti nauji uždaviniai. Vienas iš jų buvo toksai kaip tarptautiškumas. Tai tikrai norime pasidžiaugti, kadangi jau pereitų metų gale startavo tarptautinis projektas su Latviais, tai pirmą kartą lygos istorijoje reiškia, ir tai yra KTU taurė, kur kaunasi B diviziono, reiškia mūsų B diviziono komandos kartu su Latvijos antros ir trečios lygos komandomis. Reikia ir čia pasidžiaugti, kad lietuviai vis dar iš tiesų turi daug daugiau pergalių net negu Latvijai, lyginant ir su antrųjų divizionų, kuris skaitytųsi lyg ir pajėgesnis. O iš kitos pusės bendraja prasme, tai tikrai aš manau, kad didžiuojamės mes visais mūsų partneriais, visa bendrystė ir ta sinergija, kuri kuria, reiškia, mūsų bendrą, reiškia, tą lygą, vienyje ją ir administracijos dėka mes turime tikrai labai aukštus pasiekimus ir pereitais metais, pradedant nuo to, kad ir padidėjo klubų skaičius, iš viso dabar jau turime 46, lygiai taip pat turime ir eilę naujų partnerių, kurie prisijungė prie mūsų lygos ir, aš sakau, įsitraukė į mūsų šeimą. Mes tikrai labai stengiamės burti tokią bendrystę, bendruomenę tiek su partneriais, tiek galiausiai ir su atskirų regionų savivaldomis. Tai galėčiau apibendrinant pasakyti tai, kad mums šiuo klausimu sekasi tikrai puikiai.
nuolat augame tiek žinomume, tiek galiausiai ir matėme būtent visoje Lietuvoje, tai aš manau, kad mūsų visi rodikliai jau eilę metų tik tai kyla į viršų ir tikrai tuo džiaugiuosi. Ir galima sakyti taip, kad mes jau baigiam užpildyti net ir galimų partnerių gretas, kadangi mes iš tiesų, kurie girdi ir klauso, dar turime porą laisvų vietų, kur vienas galėtų būti kaip ir, reiškia, pagrindinis partneris, nes vienas iš pagrindinių yra KTU, dar viena laisva vieta ir dar turime 2 vietas partneriam, kadangi jau dar daugiau užpildžius mes jau galime nepajėgti jam suteikti tiek matomumo ir žinomumo, ką turėtume įsipareigoti. Tad ačiū už klausimą, tikrai manau, kad mes visi tiek vadovybė, tiek visi klubai, aš manau, kad didžiuojasi šią lygą šiai dienai. Puiku, labai išsamei atsakėt ir nenorėjau pertraukti, labai nemėgstu pertraukinėti žmonių, bet labai įdomų kampą palėtėt. Manau, kad galbūt yra žmonių, kurie galbūt ir iki galo nežinot. Gali dar trumpai papasakoti apie tą jungtinį projektą su Latvija. Šia yra toks kaip ir papildomas turnyras. Taip. Jis yra lentelė, ar ten yra kažkaip play-offai, kaip čia viskas gaunas? Iš tiesų, tai KTU taurė, tai jinai buvo būtent suformuota mūsų tuo strateginiu uždaviniu tarptautiškumo plėtra, reiškia, tai pirmas iš partnerių patapo Latvijai ir iš tiesų yra dabar taip, kad būtent KTU rūmose vyko, reiškia, burtų traukimas, kurios komandos susitiks su kuria, žaidžiama, reiškia, iš 2 reiškia, varžybų, rungtynių ir, reiškia, po tų 2 rungtynių viena komanda lieka, kita krenta. Ir taip atkeliaujam iki ketvirtfinalio. Aš irgi dabar įsijungiau greitai pasižiūrėti tvarkaraštį, tai galim grubiai sakyti įpusėję šiame turnyre, žiūriu, daugybė dar rungtynių laukia. Ir kaip ir paminėjot pradžioje pokalbio, numatos, kad lietuviai dominuoja. Taip, tikrai džiugu, kadangi vis dėlto mūsų 3 B, vadinkime, B divizionas iš tiesų geba įveikti būtent Latvijos 2 lygą, kuri pas mus skaitytųsi kaip nacionalinė lyga. Tai tiesiog keista, kaip tie vyrų komanda Latvijų triuškina retkarčiais ir mūsų lietuvių vyrų komanda, nes šiai dienai, ką mes matome iš esamos situacijos, iš kur kyla, reiškia, ateities talentai, tai mes esam aukščiau. O pavyzdžiui, kaip galvojat, įmanomas dalykas, kad ateityje tas viršui dar esantis broliukas sakytų, fainai, gal ir mes norėtumėm prisijungti? Viršui tai kuris? Estai. Estai. Taip jau vyksta, kalbos tokios yra, kad jie jau norėtų. Tai mes būtent pereitais metais padarėm tą tokį, pavadinkime, turnė į kaiminę šalis, lankėmės ir Lenkijoje, kalbėjom su jų lyga. Jie kaip ir suinteresuoti, bet viskas yra tame, kad visa organizacinė našta krenta ant mūsų, kadangi tiek Latvijai norėjo, tiek Lenkai nori, bet vis tiek organizuoja mes. Bet gerai, mes tą sugebam, tą galim, tai galim tuo pasidžiaugti, galbūt pajungsime ir estus, galbūt ir lenkus jau šiais metais. Bet šiaip aš dabar taip galvoju, jūs pasakojate, šiaip čia yra įspūdinga, ar ne? Galim sakyti, 3 pagal pajėgumą lyga Lietuvoje ir suteikia sąlygas išbandyti, išvažiuoti ir pažaisti su užsienio komandom. Tai aš įsivaizduoju, kad tiem žaidėjim, kurie žaidžia, tai iš vis dviguba motivacija, ar ne? Tu ir tarpusavį pavažinėjai po visą Lietuvą, nuvažiuoji dar ir pas braliuką sužaidį ir toks, pliusas žiauriai didelis, LKL to net neturi. Manau, kad taip, mes ir galvojame, kad ateityje būsim geriausia lyga. Esam dabar didžiausia profesionali krepšinio lyga Lietuvoje, bet tikimės, kad būsim kažkada ir geriausia. Juokas juokais, o iš tiesų jūsų klausimą atsakant, tai taip turėtume atsakyti, kad mes girdime ir iš dalyvaujančių būtent klubo vadovų, iš trenerių atsiliepimus, kad tai tikrai yra ta papildoma motyvacija ir, kaip sakyti, jau atrodo visi mūsų ties sultyse verda, visi klubai vieni kitus
pažįsta, o čia yra kažkas naujo, kažką gali naują patirti, naujos patirtis, nauji išbandymai. Tai tikrai girdim tokius gražius atsiliepimus, kad visiems dalyvaujančiam tikrai patinka tai. Ir turiu pridėti, kad tą patį sako ir Latvijai, kad jie labai džiaugiasi, kad turime šį bendrą projektą. Žiauriai smagu girdėti. Dar viena tokia kaip ir naujovė, aš net nebejoju, kad kolegos galbūt jau ir buvo aptarę su kažkuo, aš to asmeniškai nebuvau girdėjęs. B divizione atsirado C grupė. Taip. Čia jau aišku vėl sezonas įpusėjo ir aš dabar uždavinėjau tokius klausimus, bet galbūt yra netgi tokių žmonių, kurie iki galo dar nežinojo, visi buvom pripratę, kad yra divizionas, B divizioną A ir B grupės ir atsirado C grupė, tai daug komandų reikėjo jau bandyti, reikėjo padaryti ir trečią tą vadinamą, ar ne? Taip, čia klausimas, atsakymas slypi tame, kad kai buvo ten 20 kelios komandos, dar visi tada važinėjo, reiškia, didesnius atstumus, kai tų komandų skaičius jau būtent mūsų B divizionė išaugo iki 29, tikėjomės bus 30, tai buvo bendrai irgi visuotiniam susirinkime nuspręsta, kad žiūrėkit, galbūt darome 3 grupės, kadangi tai sumažėja atstumai važinėjant vieni pas kitus varžybom, tai kažkiek taupo būtent patys ir klubai, reiškia, ir taip nuspręsta buvo, kad taip yra patogiau. O grįžtant į A divizioną, šiaip matosi labai konkurencinga lyga, ar ne? Dabar žiūriu, Šilalės Lūšis 1 vietoje ir jeigu pasižiūrėtumėm iki Birštono 6 vietoje, skiria 1 pralaimėjimas. Apskritai, žiūrint iš jūsų pozicijos, turit kažkokių komandų, kur vis tiek esat ilgą laiką regionų krepšinio lygoje, turit kažkokių komandų, kur atėjo ir padarė labai gerą pavyzdį, parodė, kaip reikia dirbti, galbūt, sakykime, netikėtų kažkokių gal komandų, kurios atėjo ir iškart šovė į viršų? Žinot, tai turbūt vienas iš pavyzdžių tai buvo pavadinkime Širvintų komanda, kurie atėjo nauji pereitą sezoną, iškovojo vietą A divizione ir panašu, kad jie linkę eiti tolyn į priekį dar ir šiame sezone. Tai vienas iš pavyzdžių. Naujai atėjusi komanda, taipogi pernai tokie yra tie patys Gargždai, Vilniaus rajono komanda, tai aš turiu pastebėti, kad jie irgi, bet čia B divizionė iš tiesų, šitos 2 komandos, jos irgi, man atrodo, kad tais gan greitai aukštai. O A divizione tai mūsų geri pavyzdžiai, pavadinkim Jurbarko Karys, toksai buvo, atėjo, laimėjo, išėjo, nugalėjo NKL-ą, reiškia, buvo kviečiamas į LKL, tačiau dėl jų vidinių susitarimų, kad gal ne, tai ta prasme jie liko žaisti NKL-ę. Tai tikrai turim tokių gražių pavyzdžių, kur gan greitai komandos, kaip pasakyti, rimtai susikoncentruoja ir pasiekia rezultatus. Labai geras pavyzdys, Kėdainių sporto centras irgi. Absoliučiai taip. Praeitais metais laimėjo, ar ne, RKL divizioną. Ir vienu metu buvo ilgą laiką lyderiai, dabar trupučiuką pasmuko, bet irgi kiek girdėjosi. Žinot, kas apskritai, čia klausytojams galbūt toks, kuo yra žavi šita lyga, kodėl yra įdomu ir stebėti, kiek tenka irgi girdėti, sako, susirenka vietinę sava chebra žaisti. Ir sako, tas visas klimatas, mikroklimatas komandos, sako, gal kartais mes nesam patys talentingiausi, patys geriausi ten metikai, patys geriausi kovotojai, bet sako, vien tas mikroklimatas tiek mums duoda, sako, mes kaifuojam, aš apie Kėdainius konkrečiai kalbu, tai sakė ten, superinis mikroklimatas ir ne tiek gal atrodo, kiek talentas, bet kiek tas visas jų, ta bendrystė veža jos. Iš tiesų, taiklus toks pastebėjimas, nežinau, ar galiu sakyti, bet pats Kėdainių meras sakė, kad jisai jaučia, kad mūsų
lygoje, kai žaidė Kėdainiai, iš tiesų net ateidavo daugiau žiūrovų stebėti, negu kad ateidavo žiūrėti būtent LKL. Tai turbūt čia yra mūsų bendras nuopelnas visos komandos, kadangi mes, kaip ir paminėjau, mes telkiam bendruomenę. Tikrai stengiamės padaryti ir gražius renginius, ir tiesiog savotiškai per būtent socialinius tinklus mes plačiai aprašome, reiškiasi, tiek apie komandas, tiek apie jų pasiekimus, ir tai daeina jau iki visos bendruomenės ir tai tampa įdomu. Nežinau, galit išduoti ar negalit, kokie galbūt artimiausi tokie lygos tikslai, gal turit kokį, nežinau, jeigu tik tais, aišku, gali, tikrai čia nenorim kompromituoti, bet ar yra kažkoks galbūt toks siekis, ką artimiausiu metu norėtųsi padaryti? Tokio. Na, žinot, tai čia aš galiu išduoti tik tai apie savo svajones, ko dar man atrodo šiek tiek dar trūksta mūsų lygai, kadangi tiek, kiek mes surenkam finansinių lėšų iš savo partnerių, tiek mes skiriame būtent lygos profesionalumo augimui, žinomumui, matomumui, bet, sakykime tai, kad negaliu kalbėti visų vardų, kadangi tai mes sprendžiame būtent visuotinės konferencijos metu, bet yra pastebėjimų, kas man širdį norėtųsi, kad būtų, tai iš principo mes dar ne visas rungtynės iš tiesų komentuojame. Ta prasme, visas filmuojame ir rodome per įvairius kanalus, reiškia, jūs gal žinote, kad tiek YouTube, tiek Facebooką, tiek televizijos, reiškia, transliuoja, tiek būtent lrt.lt portalas, tai čia būtent savaitgaliniai tokie, bet mes transliuojam visas varžybas absoliučiai per YouTube. Tai trūksta dar komentavimo visuose varžybose. Ypatingai būtent B divizione. Žinoma, tai atsiliepia į finansus, kadangi, tiesiog negalim taip susiplanuoti biudžeto, kad darom viską pradžiai, reiškia, sezono, o gale sezono nelieka pinigų. Tai būtų mano toks noras, kad išaugtume iki tokio lygio, kaip paminėjau, trūksta kelių partnerių ir tada jau aš manau, kad tai, bent jau man, tai atrodytų miela, malonu, kad visa lyga yra iš tiesų profesionaliai užpildyta varžybų, būtent rungtynių, reiškia, apipavidalinime. Aš manau, kad ir jaučiu, kad šitos jūsų svajonės, manau, greitų metų tikrai virs realybė. Ko labiausiai norim ir palinkėti, labai ir toliau taip augti, nes, sakau, 3-4 galbūt metai vienu akies krašteliu stebiu šitą irgi lygą, stebiu visą tą augimą ir tikrai žvėriški tempai, labai smagu. Ir sekantį turbūt kartą, kai ateis kažkoks iš jūsų atstovų, mes čia ne eterio metu su prezidentu pakalbėjom, yra jau kalbų ir apie finalo ketvirtą, nieko daugiau nekalbėsim, bet man visą laiką yra tas toks didelis renginys, labai įdomus didelis renginys, finalo ketvirtas, kuris sutraukia daugybę žmonių, daugybę pramogų, šiaip išskirtinis irgi renginys, kur ne tik apie krepšinį viskas, ten ir kažkada buvo mašinų paroda, koncertai, stand-upai, žodžiu, aukščiausias lygis, tai labai tikiuosi, kad kitą kartą jau turėsim daugiau detalių, tikrų, patvirtintų. O jums, Vidai, noriu labai padėkoti už tai, kad atvykote į studiją, už tai, kad taip gerai, nuoširdžiai pakalbėjot ir gerų metų jums. Ačiū jums taip pat, visiems sėkmės.